Perdegimas pasireiškia tada, kada jūs pabundat 4 ryto ir negalite eiti miegoti. Perdegimas pasireiškia, kai jūs valgote per daug. Perdegimas pasireiškia tada, kada jūs visai prarandate apetitą. Perdegimas pasireiškia tada, kai jūs norite užsidaryti į tamsų kambarį ir su niekuo nekalbėti. Ir dar daug kitų būdų, kuriais pasireiškia perdegimas. Ir perdegimas jums signalizuoja, kad reikia grįžti į savo resursinę būseną, atstatyti resursą, tik tada jūs galit kažką daryti. Taigi, praėjus šį kelią, aš noriu pasidalinti juo su tavimi. Pasidalinti įrankiais, kurie padėjo man sugrįžti į save, kurie padėjo man atrasti iš naujo norą kažką gyventi, kažką veikti, kažkaip gyventi, kažkaip veikti, nes buvau dėjęs iki tokios kritinės būsenos, kur nei vaikai, nei namai, nei uždirbti pinigai man neteikė džiaugsmo tuo metu ir viskas buvo visiškai beprasmiška. Tai tas beprasmybės jausmas ir pastumėjo mane ieškoti prasmės, kurie atėjo per tikėjimą, per kūno praktikas, per poilsį, per vertybių savo įsivertinimą, išgirdimą savęs to, ko aš noriu. Jeigu tau tai skamba pažįstamai, tai aš kviečiu registruotis į 21 dienos kursą online, kur mes atliksime kasdieninės praktikas, išmoksime medituoti. Gal net nepilnai medituoti, pradėsiu mokytis medituoti ir per 21 dieną jūs neišeisit iš perdegimo, nes perdegimą išgydyti užtrunka iki 5 metų. Jūs galėsite išmokti pasiimti įrankius, kurie padės įvesti į savo kasdienybę tam tikras rutinas, kurios atstato tavo nervų sistemą, kurios atstato tavo nervinės ląsteles, kurios įjungia parasimpatinę nervų sistemą.